Labas rytas, gera matyti, taip gausiai susirinkot. Šiandien mūsų laukia praktika mūsų bambos centrui. Iš tikrųjų, ši praktika įdomi tuo, kad iš vienos pusės jinai suteikia energijos, iš kitos pusės jinai atpalaiduoja mūsų kūną. Apie ką yra mūsų bambos centras arba mūsų trečioji čakra manipūra, tai yra apie veiksmą, apie drąsą, apie discipliną, apie kantrybę mūsų, bet būtent apie energiją veiksmui. Ir kadangi esam dabar kaip tik po jaunaties, šis mėnuo bus irgi gausus įdomių įvykių ir yra pavasaris, o pavasarį mes turim turėti tos energijos, būtent judėti į priekį ir kažką daryti ir pradėti veikti po žiemos sąstingio. Tai mes padarysime praktiką, kuri būtent skirta bambos centrui. Kodėl sakau, kad iš kitos pusės jinai atpalaiduojanti? Nes praktika veikia stuburo kanalą, veikia nervų sistemą ir veikia nervų klajoklį. O nervų klajoklis, kas žino, tai jisai atsakingas iš tikrųjų už visą mūsų sistemą ir taip pat už mūsų kūno galimybę atsipalaiduoti ir būti ramybės būsenoj. Tai yra apie mūsų praktiką. Kaip ir minėjau, mes užtruksim apie 45 minutės, manau, ne ilgiau. Ko jums gali prireikti praktikai? Gali pagelbėti blokai, jeigu turite, vienam iš pratimų. Jeigu neturit bloką, gali būti susuktas į volą pledukas, arba net kilimėlį galima bus susukti į volą arba pagalvėlę pakišti po pėdom, kai mes darysime pritūpimus vienoj. Ši praktika nebus fiziškai sudėtinga, tik vienas pratimas gali sukelti iššūkių, bet kaip visada parodysiu modifikacijas, kad galėtume saugiai išjudėti į tą pratimą. Tai yra mūsų pradžia. Atsisėdame patogiai, pradedam giliai kvėpuoti, užmerkiam akis ir jeigu šiandien pirmą kartą prisijungiai, jeigu neteko anksčiau daryti praktikos, tai tiesiog susijung su srove, su srautu ir sek vibraciją, sek tai, ko dalinsiuos. Akis užmerktos, gilus kvėpavimas, kad pajausti save ant kilimėlio ir tuo pačiu susijungiam su intencija. Intencija šiam rytui, galbūt pavasariui. Tai, kur ieškai savo atsakymų, arba ten, kur nori nukreipti energiją. Ir mes patrinam delnus, pažadinam visus energetinius kanalus per delnus, stipriai sušildom. Ir mes atidarysim praktiką su mantromis. Sudedam į maldos mudrą, išsitiesinam, pečius nuvedam atgal, delną spaudžiam į delną, giliai įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam mantrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Namo Gurudev Namo. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Dar vienas įkvėpimas. Užlaikom įkvėpimą. Ir iškvepiam. Nuleidžiame rankas. Mes pradėsim nuo apšilimo, kelių pratimų. Pradėsim nuo drugelio. Pėdą sudedam su pėda. Apkabiname rankomis, išsitiesinam ir pradedam baksnuoti keliais žemyn. Ir patariu, jeigu naudojat pagalvėlę sėdėjimui, ištraukti pagalvėlę. Užmerkite akis. Giliai kvėpuojam. Ir apšildom klubo sąnarį. Stengiamės nepamesti nugaros pozicijos. Nugara tiesi ir viršugalvis stiebiamės į viršų. Ir jeigu jauti, kad susikūprinai, pastumk krūtinės centrą į priekį ir patemk save į viršų šiek tiek. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiame mulban, šaknies užraktą. Suspaudžiam išangę, lytinius organus ir pritraukiam pilvą prie stuburo. Lygtais užrakinam apačią ir norim pakelti save nuo kilimėlio. Ir iškvepiam. Atsipalaiduojam ir stojamės ant 4 į karvės katės pratimą ir poziciją, stalo poziciją. Ir mes įkvepiam į karvę, dubuo eina į viršų, galva eina į viršų, krūtinę į apačią ir iškvepiam į katę. Ir pradedam daryti tai ritmingai. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam karvė, iškvepiam katė. Katės pozicijoje išrečiam nugarą, nuleidžiame smakrą į kaklo duobutę. Apšildom visą stuburą, kiekvieną slankstelę.
Ir įkvepiam į karvę, užlaikom. Ir iškvepiam, atsisėdame ant kulmų. Paskutinis pratimas apšilimui. Apkabiname pečius, 4 pirštai iš priekio, nykštys iš nugaros pusės. Ir mes įkvepiam, pasisukame į kairę pusę, iškvepiam į dešinę pusę. Suderinam įkvėpimą, iškvėpimą su judesiu. Užmerkiam akis. Ir grįžtame į centrą, nenuleidžiam alkūnių, įkvepiam. Užlaikom ir prijungiam mulban, šaknies užraktą. Ir iškvepiam. Nuleidžiame rankas ir atsistojam. Dalis praktikos bus stovint. Taip. Manau, puikiai matysit mane. Kojas klubų plote. Viskas, ko jums reikia, jūsų rankom. Pradedam nuo maldos pozicijos ir rankos delnas su delnu, kur prie krūtinės centro. Suspaudžiame ir tuomet ištiesiam. Delnai stačiai, delnai žiūri į šonus, rankas į šonus. Ir judam lėtai, sujungiame rankas ir ištiesiam. Delnas ištiesiant yra stačiai, delnas žiūri į išorę. Ir užmerkiam akis, judame. Ir lėtai kvėpavimas prisiderins prie rankų judesio. Ir dabar kiekvieną kartą, kai delnai yra maldos mudroj, mes patraukiam pilvą prie stuburo, lyg tai supumpuojame pilvu. Aktyvuojame mūsų bambos centrą, mūsų galią, mūsų energiją. Bambos centras taip pat yra kanalas mūsų širdies atvėrimą.
pratęsime. Ir nepamirštam patraukti pilvą prie stuburo, supumpuoti pilvu kiekvieną kartą, kai rankos yra maldos mudroj. Grąžiname rankas į maldos mudrą, įkvepiam, užlaikom, delną spaudžiam į delną, iškvepiam, nuleidžiame rankas, šiek tiek pajudinam riešus, atpalaiduojam ir mes dar kartą naudosim šią rankų poziciją. Ištiesiam rankas ir šonus ir vėl rankos delnai stačiai, delnai žiūri į šonus, pirštai žiūri į viršų. Ir iš šitos pozicijos mes siūbuojame iš šoną į kairę, į dešinę. Iš ašies. Ir vėl gali užmerkti akis, stiprios rankos. Lenkimasis iš liemens, iš šono. Rankos nekeičia pozicijos. Ir tegul kvėpavimas vėl prisiderina. Lenkimės į kairę pusę, grįžtame į centrą, lenkimės į dešinę pusę, grįžtame į centrą. Mes supratom, kad kundalini jogoje mes turime labai daug sėdimų pratimų. Ši praktika šiek tiek išskirtinė tuo, kad daugiau negu pusę pratimų mes atliksime stovint. Bet turėsime ir sėdimą dalį. Dar 30 sekundžių. Ir žinau, kad rankom gali būti nepatogu, bet tai reikalinga tam, kad mes išjudintume energetinius kanalus, kurie eina per rankas, per visą mūsų kūną. Rankų pozicija, rankų stiprumas, lyg tais mes spaudžiame dvi nematomas sienas. Iš vienos pusės ir iš kitos. Grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikom įkvėpimą
ir iškvepiam. Atpalaiduojam rankas ir šiek tiek vėl pajudinam rankas. Ir sekančiam pratimui, kaip ir minėjau, jums gali prireikti keletą blokų, kuriuos galit padėti po kulnais. Kojas liks klubų plotėje. Arba galit susukti, kaip ir minėjau, kilimėlį, pleduką į volą arba naudoti tiesiog pagalvę, kad pakelti šiek tiek kulnus. Ką mes darysime? Rankos paraleliai grindims, tiesiai į priekį. Ir mes skaičiuosim iki 8 ir mes pritūpsime į karvelio pozą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir keliamės su vienu į viršų. Skaičiuojame garsiai sau 8 kartai pritūpimas. Garsiai skaičiuojat savo ritmą. Ir jeigu jūs visiškai negalit žemai pritūpti, tęsiat daryti, mes jau pradėjome, jūs galit pritūpti iki pusės, tuomet su užpakaliu. Atgal ir žemyn, tiek kiek gali, per 8 kartus irgi. Tiesiog amplitudė bus dar mažesnė. Reikės labai kontroliuoti. Nepamirštam skaičiuoti. Iki 8 skaičiuojam garsiai, pritūpiam ir vėl kvėpavimas tegul prisiderina. Man patogu įkvėpti keliant į viršų kūną ir per 8 iškvėpti pritūpti. Pabandykit. Jeigu šis ritmas kvėpavimo jums tiks, jeigu ne, priderinkit savo. Galite ir atvirkščiai pabandyti. Įkvėpinėti, kol judinat kūną žemyn. Tai vienintelis pratimas, kuris gali kelti iššūkį. Paskutinis kartas. Ir atsistojam, įkvėpiam. Iškvėpiam. Jeigu kulnai buvo ant susukto pleduko, kilimėlio arba blokos, patraukit ir liekam stovėti. Dabar tarpinam visus pirštus į Veneros užraktą. Rankos priešais kūną ir mes įkvėpiam. Keliame rankas ir šiek tiek atsilošiam. Iškvėpiam, nuleidžiame iki paraleliai grindims. Pakankamai greitai judinam rankas. Tik 1 minutę čia. Stengiamės rankas nuvesti už galvos.
Įtūpsiu, kad matytumėt už galvos atgal. Keliame rankas į viršų, įkvepiam, užlaikom. Iškvepiam, nuleidžiam. Ir dar vienas pratimas stovint ant kojų. Ir grįšim ant kilimėlio. Rankos į šonus paraleliai grindims, delnai į apačią. Ir mes kelsime rankas į viršų iki 60 laipsnių. Ir kelsime žemyn iki 30 laipsnių. Lygtais mes mojuojame sparnais. Ir vėl kvėpavimas tegul prisiderina. Ir vėl gali būti nepatogu. Įsivaizduok rankas kaip savo plačius sparnus. Atrodo, lygtais dirba vien tik rankos, bet dirba visas kūnas. Kvėpavimas prisiderins, gali būti, kad taps panašių į ugninį. Ir nesustojom daryti pratimo, bet dabar padedam nykštį po mažyliu. Nykštys po mažyliu ant delno. Ir tęsiam. Ir tik 1 minutę dar. Ir grąžiname rankas iki paraleliai grindims, įkvepiam, užlaikom. Ir iškvepiam, nuleidžiame rankas. Ir vėl šiek tiek pakratome rankas. Ir mes grįžtame ant kilimėlio į lengvą pozą. Atsisėdame, tęsim dirbti su rankomis. Delnai, tai yra visi pirštai ištiesti. Ir dabar delnų posūkis. Mes nelaikom delnus žemyn, kampas 60 laipsnių rankų, ir nelaikom, kad jie žiūrėtų į priekį. Tai yra vidurinė pozicija, maždaug pusiau pasuktas delnas, nei žemyn, nei į priekį. 45 laipsniai. Maždaug. Rankų kampas 60 laipsnių. Užmerkiam akis. Pradedam giliai kvėpuoti. Ir mentaliai prijungiame mantrą. Sat, kai įkvepiam, nam, kai iškvepiam. Mantrą kartojame mentaliai. Įsivaizduok, kad su kiekvienu įkvėpimu
Pažadini energiją bambos centre ir nuvedi ją iki trečios akies. Ir iškvepi. Mes ilgai čia nebūsim, tik keletą minučių. Pabandyk išlaikyti rankas. Dar tik 1 minutę. Susikoncentruok į kvėpavimą. Susikoncentruok į mantrą. Visai nedaug liko. Visai nedaug liko. Dar 10 sekundžių. Tikrai gali. Prisimink savo galios centrą. Tikrai gali. Ir įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame rankas. Atpalaiduojame pečius šiek tiek. Ir dabar sujungiame rankas, mes judėsime meditatyvinę dalį. Dar ne paskutinis pratimas, bet mes einam prie pabaigos. Sujungiame rankas į maldos mudrą prie krūtinės centro. Delną spaudžiame į delną. Ir jungsime su mantra vėl Satnam, kaip meditacijos dalis. Ir jeigu ši rankų pozicija nėra labai patogi, kaip variacija galima apkabinti alkūnes ir tuomet arba nuleisti rankas, arba laikyti aktyves ir būti šitoj pozicijai. Pajaus, kuri pozicija tau patogesnė. Ir mes garsiai tarsim mantrą Satnam su takeliu. Ilgas Sat. Trumpas Nam. Užmerk akis ir susijunk su mantra. Mantra, kuri reiškia, aš esu tiesa, aš esu tiesoje su savimi. Tiesa yra mano tapatybė.
Ir giliai įkvepiam, užlaikom ir iškvepiam, bet nenuleidžiame mudros. Ir ką mes dabar darysime? Su sat garsu suplosime rankomis prieš širdies centrą. Nam ištiesiam rankas į šonus, delnais į viršų, rankos paraleliai grindims. Sat, nam. Nam. Sat, nam. Sat, nam. Garsiai kartojame mantrą. Sat. Sat. Sat suplojimas. Sat. 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 Pilnai ištiesiam rankas į šonus. Ir rankos paraleliai grindims, delnais į viršų įkvepiam. Užlaikom, nuvedam rankas kuo toliau atgal, atveriam krūtinę, atveriam širdies centrą. Ir iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių į Gyan mudrą, nykštys ir smilius. Ir dar keletą akimirkų pabūk. Pajausk energiją, pajausk savo kūną, giliai kvėpuok.
Ir dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir mes uždarysim mūsų praktiką su vienu ilgu sapnam, sudedam rankas dar kartą į maldos mudrą ir įkvepiam mantrai. Priglaudžiam rankas prie kaktos, nusilenkiam savo, padėkojam savo, priglaudžiam rankas prie širdies. O aš dėkoju Jums už šį rytą kartu ir jeigu turi laiko, tikrai gali atsigulti dar pabūti šiek tiek šavasanai, relaksacijai, tiesiog ant nugaros. O jeigu skubi į darbus, linkiu tau gražios dienos ir iki sekančio karto.